osteoporozę ir artritą. Bet ne tas klausimas buvo, kuo jūs pakeitėt savo Augalais. Prašau. Su vedų yra kultūra ir vedos yra parašytas senovės. Naudinga karvės pieną gerti, bet vakare. Ir man dažnai it is written that it is of big use to drink cow milk in the evening, in the Veda. Ir aš dažnai su jais prieštarauju, aš tikybą. He's in a conflict with Vedas. Jie sako gerai gerti vakarinį pieną, o aš sakau negerai. Tas pagrindė konfliktas ir iškyla su jais. The conflict against the Ayurveda and Vedas, people which are very famous here. But here's what you have to know. Jūs turite žinoti vieną dalyką. Everyone has their own experience. Kiekvienas turi savo asmeninę patirtį. Until now, iki dabar, India has been a country that people get hungry and starve all of the time. Iki dabar Indijoje žmonės kenčia badą, tai yra šalis, kur žmonės badauja. So much of their dietary tradition came from starvation. Ir didžioji dalis Indijos mitybos yra kilusi iš visiško neturto ir visiškos neturėjimo. That if I didn't have any food and there was cow milk, I would give my cow milk to the children. So ir aš žinau, kad jeigu aš iš viso mirčiau iš bado ir man niekas nebūtų prieinamas karvės pieną, aš tą karvės pieną duočiau savo vaikui. People don't have to be wrong and right. We evolve and we learn. Nereikia žmonių skirstyti į teisius ir neteisius. Reikia tiesiog vertinti tam tikras aplinkybės. So we've learned a lot in 5,000 years. Mes labai daug ko išmokom per paskutinius 5,000 metų. One question. Look in the sky. Yeah. He wants us to look in the sky. And žiūrėkit į šitą debesį. Look at this cloud, long cloud. Pastebėkit, matom. Čia yra lėktuvo išmestas cheminis teršalas. And this is from plane, coming from plane, this cloud. This is international. Ir dėl to tai daro problema. If you get on the internet, I know, but they have two trades. Well, but there's two. You can watch this. Jūs galite stebėti, kaip tai vyksta internete. What in the world are they spraying, and why in the world are they spraying? What in the world are they spraying, and why? Jūs galite internete pamatyti, ką jie išmeta ir kodėl jie išmeta tie lėktuvai. We think why they do it is because the UV rays are so bad. Ir mes manome, kad reiškia, tai debesis susidaro dėl ultravioletinių spindulių. As an example, last summer, yra labai blogai. Praeitą vasarą, Greenland, half the ice melted in 2 months. Grenlandijos ledynai ištirpo per 2 mėnesius. So we think that this is part of it, and they test the soil around the world that has the same chemicals and metal in it. Ir jie dabar testuoja, reiškia, žemės, reiškia, dirvožemį įvairiose pasaulio šalyse ir jie randa lygiai tos pačius chemikalus. So get on the internet and put what in the world are they spraying and why in the world are they spraying. Two documentaries. You'll see the documentary. Galite pasižiūrėti websaitus. What in the world they spray and why in the world they spray. Even if you don't speak English, you'll see. Jeigu jūs nekalbėsite angliškai, jūs pamatysite ten vizualinę medžiagą, ką lėktuvai išmeta, kokios cheminės medžiagos kur nusėda. Dar kokių klausimų, prašau. Ar jūs sutinkat, kad šitas yra dėl žmonių depopulacijos, žmonių mažinimo programa? Chemtrailai, galbūt? Ar sutinkat? To depopulate people, so to kill more people, so less of us would remain. I think it's a combination of both, because many of the chemicals they find all over the soil of the world now are things that reduce health. Kad daugelis chemikalų, kurios yra randami žemėje įvairiose vietose. Plus they're trying to save their own ass at the same point. Brian, explain me the last. They find the. When they test the soil in America, here, Russia, China, it's the same chemical. Randa visur tos pačius chemikalus. And some of those chemicals are causing disease. Ir kai kurie iš tų chemikalų sukelia ligas. But I think part of it is they're trying to save their own lives with reflecting the sun out again.
and the other part is she may be right. We're not sure. They may be depopulated. Ir gali būti, kad yra kažkokia tai programa, kad sunaikinti dalį žmonijos, galbūt tu esi teisi, kad tiesiog sunaikinti dalį žmonijos, nes mūsų tiesiog yra per daug. There's a group of doctors following this. Yra keletas grupė daktarų mokslo, kurie šitą And when they teoriją monitor the sky ir jie žiūri dangų, jie in a certain monitorina city dangų, or area of the ir world, žiūri tam tikras vietovės pasaulyje, and there's much spraying, ir jie jaučia, ir jie nustato, kad the respiratory diseases go up way up. kad reiškia dėl šito išmetamų dujų iš lėktuvų kvėpavimo takų ligos auga nepaprastai dideliu tempu. This winter in Europe and North America, it's been a very big problem for respiratory. Ir šią žiemą buvo katastrofiška Amerikoje ir Europoje dėl kvėpavimo takų The ligų. colder the weather, the more it Ir kuo affects. šaltesnis oras, tuo efektyviau tie chemikalai veikia žmogaus So organizmą. you've got to remember that there's very crazy people who are really in power. Ir jūs žinokite, kad pasaulyje yra labai galingų ir išprotėjusių žmonių, kurie turi These begalinę people, jėgą. even what happened to you here with Russia, these people are much, much worse. Ir jūs žinokite, kad tie žmonės yra dar baisesni už tuos, kurie naikino mūsų tautą atvažiavę čia iš Rusijos. One thing they go from, money. It's all Ir money vienas dalykas, kas juos veda, tai pinigai and power. ir galybė. The world economy now, Ir pasaulio ekonomika šiuo metu, it didn't really fall, it was collapsed. jinai nesužlugo, jinai buvo sužlugdyta ta pasaulio ekonomika. And we see around the world now, the rich people are becoming incredible. Ir jūs matote, kad po krizės patys turtingiausi žmonės pasidarė žymiai turtingesni. In my country, negu to give buvo. an example, Ir aš duosiu pavyzdį iš savo 20 years šalies. ago, Prieš 20 metų 20% of the population had the money, Prieš 20 metų 20% žmonių turėjo pinigus, now it's 1%. dabar tik tai 1% So Amerikos they, žmonių yra turtingi. they, what we call implode the power and more goes to the top. Vienu žodžiu, tai yra koncentracija pinigų į labai siaurą žmonių ratą. But you can't be negative about Bet it. jūs nebūkite negatyvūs gal. You have to be aware of it Jūs tiesiog žinokit ir supraskit, kad tai vyksta and be optimistic, ir būkite optimistais and we'll change the world. ir mes pakeisim pasaulį. Because Nėra remember, problema. they only have 1%. Jie tik tai yra 1%. We have 99%. Pakeisim pasaulį. Dar klausimai. Ką daryti va tokiom šalim, kaip Lietuva, praktiškai Garsiau kalbėk, aš vienas pasaulis, vienas Hipokrato institutas. O dabar ką daryti va būtent What šalim? we have to do, people here, Ar mes only kiekviena big šalis- world, only one Hippocrates Institute. What should we do? Labai geras klausimas. I think every place in the world you should have many centers like Hippocrates. Jūs kiekvienoj pasaulio vietoj turėtumėte tokius centrus kaip Hipokrato sukurti. Our founder, the Lithuanian, Ir mūsų steigėja Lietuvė, she was enlightened. Ona Varačinskaitė, jinai buvo apšviesta. She was told she was going to die of stage 4 cancer. Ir jinai, kai susirgo 4 stadijos vėžiu, jinai turėjo mirti. In 1952, 1952 at Harvard, metais. the top doctors in America, Ir Harveris pats kiečiausias Amerikos daktaras. what she did is she practiced with her grandma, the village doctor here in the village. Ir ką jinai padarė? Jinai praktikavo tai, ką aprašo savo knygoje Babulytė darė su ligoniais per Pirmą pasaulinį karą. Jinai tiesiog nukopijavo mūsų lietuviškai. Žinot, kad Babulytė buvo baigusi, reiškia, jinai buvo baigusi Peterburgo medseserų mokyklą ir jinai buvo kaimo gyduolė. Ir reiškia, Babulytė gydė žmonės. Ir Envigmor savo 4 stadijos vėžį išsigydė pagal Babulytės metodiką, kuria yra aprašyta Envigmor knyga. You know how in 1956 she opened the institute. Ir 1956 metais jinai atidarė institutą She saved millions and millions of people's ir lives. jinai milijonų žmonių gyvybę išgelbėjo visam pasauliu. So one person makes a difference. Ir vienas žmogus pakeitė visą pasaulį. What we talk about is not new theories that a lot of these new people have. Ir žinot, čia yra daug visokių naujų teorijų, kurie čia visi prisigalvoja visokių. This is the Mes oldest center like kalbam this in the world. apie seniausias bazinės žmogaus pažinimo tiesas. And 100% scientifically. Ir dabar mes žinom, kad tos tiesos yra 100% moksliškai patvirtinamos. So
This is why, you know, you're very fortunate in this country. Ir jūs esate tokie laimingi ir kad jūs gyvenate šitoj šaly. That you're still young enough that you can change. Ir jūs, mūsų valstybė ir mūsų tauta, sakykime, mūsų valstybė yra labai jauna ir mes galim čia daug ką pakeisti. When you're in a boat, it's a small boat, you can move quick. Ir žinot, kad jūs sėdite mažoj valty, jūs galite labai greitai ją pasukti. The United States is like a big ship. We had the Minister of Health in this conference. Imagine this happening in US. Never could forget. He wouldn't be seeing that. Tai yra neįmanoma įsivaizduoti nei praktiškai, nei teoriškai Amerikai, kad į tokį renginį sveikuolį atvažiuotų sveikatos ministras, tai yra išvis neįmanoma. O jisai čia atvažiavo, ir galima buvo pasikalbėti. Jis sakė, ei, Vyteni, čiupti pačių. Jis sakė, Vyteni, davai, mes galim viską čia pakeisti, esame maža šalis. Mes galim visi kartu nueiti pas Vytenį ir ką sakyti, Vyteni, davai darom kažką. Everyone in the small countries always look at the big country, but the big countries will look at you. Žinokit, kad žmonės iš mažų šalių visą laiką žiūri tas didžiasias valstybės. You live the life we all wish we lived. Iš tų didžiųjų valstybių visą laiką žiūrime tas mažasias šalis ir iš jų mokome. We are waiting for America. America will come one day and we will be free. Yeah. You're going to wait a long time. Sako, ilgai lauksi dar kol tas įvyks. We have to free ourselves first. Sako, mes visą laiką žiūrime į Ameriką ir laukiam, kad ateis free ourselves from the meat industry, the dairy industry, the war industry, the pharmaceutical industry. Laisvės nuo mėsos pramonės, pieno pramonės, farmacijos pramonės, medicinos industrijos, the oil industry, alcohol, cigarettes, everything, Forest America, everything is America. You feel Taip, klausim. expression Veganism, paklausti. We do, but we don't care. There is theories from China that the food which is heating, which is cooling, combining cooked, processed and not processed food, yang in energy. What do you think? When I studied that and I wrote books about it, Kad aš sako studijavau kiniečių teorijas ir aš parašiau knygą apie tai. This is what they knew 2,000 years ago. Ir tai yra, ką jie žinojo prieš 2000 metų. They didn't understand immunity. Jie nesuprato nieko prieš 2000 metų, kas yra imuninė sistema, kas yra biochemija, kas yra anatomija, kas yra fiziologija. So they did a pretty good job not knowing. Jie padarė nuostabų darbą, bet jie nieko nežinojo žiūrint iš mokslo pozicijos. But we've learned a lot in 2,000 years. Bet per 2000 metų mes labai daug ką supratome. And so the problem with man is we look backward rather than forward. Taigi žmogaus visą laiką prigimtis sako, kad geriau mes žiūrėsim atgal negu į priekį. If I whisper in his ear, jeigu aš pašvilpčiau į jo ausį, and he whispers in all the ears around, ir jisai pašvilptų per visas ausis, pereitų per visus by the žmones, time it reaches her, kada jinai išgirstų tą garsą, it's a totally different story. tai bus visiškai kita istorija. Now let's look at 2,000 years or 5,000 Pagalvokit, kas years. atsitiko per 5000 metų, per 2000 metų, ką mes iš to dabar girdime. What old is past. Kada visa tai praėjo per šitiek ausų ir lūpų, We've got to live in today. mes gyvenam šiandien. They used to do acupuncture. Jie darydavo akupunktūrą. It helps. Ir tai padeda. Now I have machines with electric Aš dabar turiu mašinas, kurios daro elektro. that do 100 times more. Ir efektyvumas tų mašinų yra 100 kartų didesnis. So should I say let's use needles when we have 100 times better? Jeigu sako, mes turim naudoti tas adatas, jeigu mes galim 100 kartų turime efektyvesnę mašiną naudoti elektroakupunktūrą. Remember, the research we've done has been for the last 60 years. Today they're still doing research. Jūs supraskite, kad mes šitos tyrimus darom 60 metų ir dar šiandien mes tos tyrimus darom. And we keep learning. Some things we thought we knew, we learn and improve. Ir mes visą laiką mokomės ir vis kažką naujo atrandam ir mes tobulinam. But the real reason to do this Bet pagrindinė priežastis, o tikroji priežastis tai daryti, is you become sexy. kad jūs būtumėt seksualūs. That's the best reason. Aš noriu paklausti klausimą dėl skalūninių dujų gavybos Amerikoje, kokia yra patirtis. Ir dabar šiai dienai yra aktuali sveikata ir žmonių gyvensenos, ir mūsų žemės sveikatos, kad išlaikyti švarų, tyrą mūsų požeminį vandenį. Pagrindinė The gas produced from in the ground with special chemicals. It's called fracking. Fracking What do you gas. think about? Now they want
They bring it Oh, here. Americans are coming to Lithuania You and gotta they march want on the to streets. pollute our Sako, water. jūs turite išeiti į demonstracijas į gatves. This is called natural gas. Tai vadinamas natūralios dujos. And what we know is that this permanently destroys the environment. Ir tai sunaikina mūsų aplinką negrįžtamai. The oil industry owns this business. Ir kadangi naftos industrija valdo šitą, Chevron we have now coming to Lithuania. Oh, yeah. Tai yra būtent tai, kas tiksliai sako, naftos industrija valdo ir šitą So industriją. what we need to do is force your government to do solar, wind, nitrogen. Sako, turite eiti demonstracijas, reiškia, ir turite priversti vyriausybę. Vėjo malūnai, saulės malūnai, biodujos, bet tik ne šitas skalūnų dujų projektas. I knew one of my employees had a daughter. Mano vienas iš darbuotojų turėjo dukrą. She was 24 years old. Ir ji buvo 24 metų. She had a big school bus. Ir jis turėjo didelį autobusą mokyklinį. For 5 years, Per 5 metus. she traveled from California to New York, back and forth. Per 5 metus jinai iš Kalifornijos į New Yorką vis važiuodavo. su Never autobusu. spent one penny on gasoline. Ir jinai nesunaudojo nei vieno cento benzinui. Yeah. She would stop at the fast food restaurants and the oil they put in there. And Ir she, jinai sustodavo greito maisto restoranuose, kurie turi panaudotą aliejų, jį įsipildavo tą aliejų. This was 20 years ago. Ir prieš 20 metų tai vyko. I was in a car recently that's the fastest car that's made that we can buy. Aš buvau tik įsėdęs į automobilį, kuris yra greičiausias automobilis, kurį galima It's nusipirkti. faster than a Ferrari. Tai jis yra greitesnis Or už a Ferrari Maserati. ir už Maserati. It's 100% electric. Ir jisai elektrinis tas So automobilis. you cannot say we don't have it. We have this technology. Mes turime tas technologijas, čia yra melas, kad mes But they negalime. press you to down. padaryti. Bet jie jūs prispaudė ir sako, kad jums To buy reikia the oil, to buy the dujų. natural gas. Jums reikia naftos, kad jums reikia skaloninių dujų. Tiesiog jūs spaudžia. We could stop it in 1 week. Mes per vieną savaitę galėtume visą tai Everyone sustabdyti. stops driving the car. Vieną dieną mes tiesiog sustotume Internationally. važinėti automobiliais, Until- tarptautiniu mastu visam pasauliu. But people they like the comfort. They're Bet lazy. jiems labai patinka komfortas. Kaip jie čia dabar atsisakys? You go to France and you see what they do. When French want something to get done, they go on strike. And Ir it jūs works. nuvažiuokite ir imkite pavyzdį iš prancūzų. Jeigu jie nori, kad kažkas tai būtų padaryta, jie tiesiog streikuoja masiškai. People say they don't like the French. I love the French. Aš labai myliu prancūzus. They have very strong opinions Jie turi labai griežtą savo and they get nuomonę. things done. Ir jie padaro tai, pasiekia ko reikia. As an example, 5 years ago they realized the bees were all done. Ir jie prieš 5 metus suprato, kad prancūzijos visos bitės pradeda miršti. The government there didn't care. Valstybė visiškai nesirūpina tuo. Einstein said, when the last bee dies, we have 3 years. Ir Einšteinas yra pasakęs, kad kada numirs paskutinė bitė žemėje, mes turim 3 metus dar Because gyventi. they pollinate 80% of our food. Nes 80% viso maisto yra apdulkinama bičių. The French farmers Ir prancūzų took their fermeriai tractors. pasėmė savo Went into traktorius, Paris. nuvažiavo į Paryžių. Nobody could drive. Niekas negalėjo Nobody could do Paryžiuje. anything. Niekas negalėjo. And they Visas said, we Paryžius don't buvo... leave Ir jie pasakė, mes iš čia neišvažiuosim, till you go to Monsanto in Germany. kol jūs nenuvažiuosit į Monsanto kompaniją, kuri valdo 80% And visų tell them to sėklų stop using the žemėje. pesticides Ir, that's killing the ir bees. jūs, kol jūs Važiuosim su nenuvažiuosit į traktoriais. Vokietiją ir nepasakysite Monsanto, kad jie nustotų naudoti pesticidus. This is ir the naikinti power of the bites. people. Žmonės turi didžiulę jėgą, But you've got to be willing to have strength to do this. bet jūs turite turėti vidinę jėgą tai padaryti. You stop eating meat and dairy for 6 months, you'll never return. You'll be different people. Jeigu jūs nustosite valgyti mėsą 6 mėnesius, jūs nebegrįšite atgal prie mėsos Next 6 valgymo months ir jūs eat more pasitapsite raw kiti žmonės. Nebūtinai būti žaliavalgiais. Tiesiog nustokite valgyti mėsą ir Then jūs start pajusite eating tą sprouts didžiulį. that you grow. Ir pradėkite auginti savo 10, sėklas, 20, daiginti 30 times sėklas. more nutritious. 20-30 kartų daugiau Unless you're sick, maistinių you can do medžiagų. this slow but sure. Auginkit saulėgrąžų daigus. You're sick, you must do this immediately. Jeigu jūs esat sergate, tai jūs turite jau šiandien tai pradėti, šią akimirką. Half the people that come to Hippocrates are healthy and strong.
pusė žmonių, kurie atvažiuoja į Hipokrato institutą, yra sveiki ir labai stiprus. They're just smart. Jie tiesiog yra tiek They saw their protingi, mother kad jie die. mokytis. They saw their friends Jie suffer. išmintingi, jie mato, mano mama mirė, They see mano everyone draugas getting old. serga, aš matau, kaip žmonės greitai sensta ir jie susimąsto ir atvažiuoja į Hipokratą mokytis. You're not a victim. Jūs nesate aukos. You live in a democracy now. Jūs that you work gyvenate for. demokratijai šalyje, dėl ko jūs kovojate. So act as Democrats. Tai elkitės kaip demokratiniai santvarkai. Kovokite Or už savo slowly teisę. but surely your government will start to take away. Ir labai greitai jūsų valdžia pasiduos jūsų spaudimą. Around the world Mūsų now, spaudimą, aš irgi Lietuvoje. around the world, the pharmaceuticals are taking the supplements away. Ir dabar, reiškia, farmacijos industrija, supplements away, They're taking them away. išima iš gamybos maistinius priedus, So you can't buy healthy supplements. tai net jūs nebegalite jau nusipirkti sveikų maistinių papildų. Monsanto is making it so all the seeds you have to buy from them only. Ir Monsanto yra vienintelė kompanija pasaulyje, kuri, reiškia, daro taip, kad sėklas būtų galima pirkti tik tai iš jų. They would like to have two companies in the world. Jie norėtų, kad būtų dvi kompanijos pasaulyje, pharmaceutical kurios parduoda. companies Dvi firmos pasaulyje, and the dvi chemical industrijos. companies. Tai yra farmacijos pramonė ir chemijos pramonė. Monsanto yra chemijos. This is why they hate things like this. Dėl to jie nekenčia mūsų visų, bet mes čia važinėjom po pasaulį ir kalbam tokius This gives you dalykus. freedom of the body and freedom of the mind. Dėl to, kad mes sakom, kad mes kovojam už mūsų kūno ir mūsų minčių laisvę. And it connects you to God that's in your heart. Ir mes sakom, kad susijungite su Dievu, kuris yra kiekvieno jūsų širdyse. Not the God we learned about at a church, Ne tas būtinai Dievas, apie kurį mes bažnyčioje mokomės, but the living God. bet tas tikras gyvasis Dievas, kuris yra kiekvieno jūsų širdyje. And when you know you have the living God inside of you, you're not frightened. Ir jūs žinokite, kad jeigu jūs turėsite gyvąjį Dievą savo širdyje, jūsų niekas neišgąsdins. This is what Jesus said, but nobody Tai listened. Jėzus pasakė tą ir niekas jo neklausė. He forgave the guy who was stabbing him. Ir jisai kentėjo už mus, bet niekas jo neišgirdo ir iki šiol negirdo. You've got to listen and see what's happening. Ir klausykite, ir jauskite, ir supraskite, kas iš tikrųjų vyksta pasaulyje. Tai vienas klausimas apie bičių produktų maistą. Ar galima įvalgyti? What is your opinion about bee Ant- products, honey and other bee products? Yeah. And Bee another products. question? Ir antras klausimas, ar jam negrasinu ir jis nebijo taip atvirai Aren't you šnekėdamas? afraid to talk like that? Didn't they want to kill you because of that? If they do, they haven't done a good job yet. Jeigu jie ir bandė, tai jie netliko savo darbo gerai, nes aš čia stoviu. They attack us on the internet and Bet ar things. jis tai Jie pajautė? Ar atakuoja jis tai mane dabar pajautė? internete skelbdami visokį they melą. Bet atvirai nėra pajautęs to. You know, Not openly. if you live with fear, you might as well die. If you live with fear, Fear. jeigu Bijosite. gyvensi baimėje, tai greičiausiai ir mirsi. The only reason to live is for passion. Ir vienintelis tikslas gyventi tai yra If you tikėjimas. have no passion, you might as well die. Jeigu neturi tikėjimo, tai ir mirsi. So now, the best of the bee pollen, the best is bee pollen. Pollen. Geriausias Žiedadulkės. žiedadulkės bičių produktas. Unfortunately, the honey, too much sugar. Dėja, cukrų yra per daug cukraus. And bee bread. Bee bread. Meduje yra Bičių per daug. duonelės. Ir bičių Number duonelė. one, bee shower. Yeah. And number Bičių, two, bee bread. Yes. žiedadulkės ir bičių duonelė, Exactly. o Yes, I know. meduje yra per daug cukraus. Tai čia I take pollen when I travel all the time. Ir aš visą Yes, laiką I geriu think žiedadulkės, this kad aš winter very cold is Lithuania small travel Ar dar and yra klausimų, prašau? Omega-3 omega-3 is accented. What is your opinion about the necessity for omega-3, omega-6 and Well, it's very important, omega-3. labai svarbus produktas yra Most of us omega-3 have too riebalai. much omega-6. Mes dauguma mes per daug suvartojame omega-6. My latest book is called Killer Fish, Mano viena iš naujausių knygų vadinasi Žuvis žudikė. and it shows you how bad fish oil and fish are. Ir aš tenai moksliškai įrodau, kokią žalą jūsų organizmui daro žuvų taukai. They're not good sources of omega-3. Ir dėja žuvų taukai nėra geras šaltinis omega-3 riebalų. So what we tell people is chia seed sprouts, Gerkite čia sėklas, flaxseed sprouts, tada mūsų nuostabios linų Hemp sėklos, seeds. Reiškia hemp seeds, walnut. kanapės, linai, malkite, elusėka pavadinti, malkite linus su kavamale ir valgykite kiekvieną dieną po keli šaukštus.
ir sumalkyti tiek, kiek iškart suvalgo, nes labai greit oksiduojasi. Ir linų sėmenų aliejus irgi pats vertingiausias, bet nepadaug. Šaltai spaustas. Labai trumpai jisai galioja apie 20 dienų. Bet geriausias yra tiesiog malkyti su kavame lietuviškas linų sėklas. Ir valgykit šaukštais, dėkit į salotas, į kokteilius, visur. And your own body converts it to DHEA. Ir tada jūsų kūnas konvertuoja gerus produktus į omega-3. The fish oil industry tells you can't do it. The fish oil industry tells you can't do it. Ir žuvies pramonė jums sako, kad žmogaus organizmas negali tų riebalų, reiškia, įsisavinti iš augalų. In my book, Killer Fish, I show all the science. Ir aš toj žudikė, toje knygoje aprašau mokslinius tyrimus, kurie yra padaryti pasaulyje. Deception. No milk, no fish, no meat. Ir visur mes susitinkam, tyrimai rodo, jokios žuvies, jokio pieno, jokio mėsos produktų žmogui šis valgyti nereikia. Tai yra testas jūs žudo. Do I look like I'm weak and starving? Ar aš atrodo labai toksai sumenkęs ir nelaimingas? No meat, no milk, no anything. Jokios mėsos, jokio pieno. How many years? For 41. 41 metus. Aišku, kiaušiniai lygiai taip pat nieks nevalgo. It's crazy. And all I ever ate was meat and milk. I never ate a vegetable. Ir iki tol aš buvau visiškas miestietis, kol aš tapau, reiškia, veganas. Big fat. Ir mano svoris buvo didžiulis, aš buvau žiauriai piktas. Bulvės. Alkoholis. Žalės. Tik žalės. Pirtus turi daug krakmolo, nieko gero. Tai yra pats baisiausias dalykas. You know why they say alcohol and drugs? Žinot, kodėl sako alkoholis ir narkotikai? Because they make so many tax dollars on alcohol. Už tai, kad valstybės labai daug uždirba iš alkoholio pramonės. The worst drug in the history of the world is alcohol. Ir pasaulio istorijos, kančių istorija yra alkoholio istorija. It broke up more families. Alkoholis daugiausiai sugriovė šeimų. Destroyed more childhoods. Ir daugiausiai sunaikino vaikiščių laimingų. Kills more people in cars. Alkoholis nužudo daugiau žmonių, negu žmonių žūsta autoavarijose. As bad as cocaine and heroin are, alcohol's worse. Alkoholis yra lygiai taip pat blogas, kaip kokainas, heroinas ir kiti narkotikai. So if you're really serious about health, you've got to give up drugs, including Jeigu jūs alcohol. galvojate apie sveiką gyvenseną, jūs turite nenaudoti jokio But alkoholio. when you Įskaitant vyną. give up alcohol, you have to have more sex. Ir jeigu nustosit gerti alkoholį, būsit seksualesni. Be šampano būtent pasimatymą visi šiek. Dar du klausimai. Geriau sulčius šitą Kas šviežių. dar turi klausimą? Gali dar palaikyti. Ne, jūs dar laikyti. Aš laikau gerai. Atramos kampą radau. Kiek toks klausimas, aš apie tai kalbėjom. Kažkokį rimtą klausimą. Spanguolės. Good time. Tu turi meni kaip po gimdymo. Nes man atrodo kažkas nenormalaus, jeigu moteris negali valgyti daržovių, jie reikia sakyti kažkaip. Jo, spanguolės. Vaikų čia pilna nuo daržovių, kad jinai maitina vaiką. Okay, medical people say that when women has a baby and she has milk, she cannot eat vegetables because a child, there is a lot of air in the stomach. Obviously, you better find a new pediatrician doctor. Geriausiai tai susirasti naują daktarą. What is he going to tell you to do? Do you eat milk, meat? Milk, meat, ką jis sako valgyti? Mėsą, pieną, žuvį. Aš nežinau, moteris dirbti. Aš dabar maitinu vaikus metų 3 mėnesių, pati maitinu. 1 month, 3 months, Aš žaliavalgę vaikutės nuo 6 mėnesių gauna tik žalią maistą, auga sveika ir viskas gerai. Parodysim šitą moterį, kuri žalia valgį. Šaunolė. He wanted to kiss me. Listen,
You cannot, remember, doctors are not bad people. Daktarai nėra blogi žmonės. They're trained in Bet jie išmokyti yra taip kalbėti ir taip elgtis. It's a corrupt system. Tai yra labai korumpuota sistema. It's controlled by the pharmaceutical Ir industry. jinai yra kontroliuojama farmacijos industrijos ir maisto pramonės. In my generation, Mano kartos they žmonės. convinced our mothers not to breastfeed. Ir mano kartos žmonės, kada gimdė man moteris, joms buvo įrodinėjama, kad jos neturi I maitinti said to vaikų. my mother, you're a very smart woman. How come you didn't breastfeed? Sako, tu esi tokia krūta moteriškė, kodėl tu savo vaiką maitini iš She said the krūties? doctor explained it was better to get a formula than to breastfeed. Ir daktarai tada sakė, kad geriau gerti mišinukus, negu kad vaikas valgytų motinos If you pieną. don't breastfeed a child for 2 years, they can't be that healthy. Ir jeigu jūs vaiko nemaitinate 2 metus krūtimi, jisai negali išaugti iš tikrųjų visavertis ir sveikas. Forgive the doctor Ir atleiskite tiems daktarams. and do what makes sense. Ir darykite tai, ką jūs iš tikrųjų mąstote, kad reikia I daryti. have children your age. Aš turiu tavo amžiaus vaikų. They have children. Jie turi vaikų. They've never eaten meat, never Jie eaten niekada meat, never nevalgė eaten fish. mėsos, pieno, Complete žuvies. plant-based, Visiškai organišką maistą valgo, augalinį maistą. They never missed one day of school. Ir tie mano anūkai nepraleido, ir mano vaikai nei vieną kartą nesirgo ir nepraleido nei vienos pamokos mokykloje. And the Tai visą society gyvenimą. says that's wrong, but it's right to be sick. Ir ką sako visuomenė? Tai yra blogai ir tai yra nesąmonė. Vaikai turi sirgti. It's right to give your children fast food and chemicals. Ir dėl to jie sako, tegul valgo vaikai vaistus, tegul eina į McDonald'ą ir dabar dar turim dar ten visokių viesburgerių. Va čia yra kelias. It's fine to abuse your children with smoking you. Netgi yra užslėpta reklama vaikams, kad jie pradėtų kuo greičiau rūkyti. If they arrested all of the families who smoke near the children, give them chemicals and fast food, 90% of people would be in jail. Taip, If they arrested all the parents who did that. jeigu kas nors suimtų tuos tėvus, kurie neskatino savo vaikų rūkyti, valgyti pieno mėsos, tai sako 90% žmonijos But if you love your children enough Bet jeigu jūs mylite savo to give vaikus, plant-based organic food tai to jūs them, turite vaikams duoti gyvulinės pagrindų maistą. they say you're odd. Augalinių. Atsiprašau, Čia tuoj tave Pauliau sudraskys. reiškia, turite duoti vaikams augalinio pagrindo maistą. Okay, one more question. Dar vienas klausimas. About those Vaccines. Vaccine. yes. Never did we give any to our children or grandchildren. Niekada nei vieną savo vaiko neskiepijo. In my country, Mano šalyje, when I was a baby, kada aš buvau vaikas, they gave 2. jie 2 skiepus. You know how many they give now? Jūs žinot, kiek dabar jie skiepia? 30 skiepų. 36 skiepus Amerikoje. I was in England Aš buvau 3 days Anglijoje ago. prieš 3 dienas. I was in England. Aš buvau Anglijoje prieš 3 dienas. In England, there was a doctor brave enough to show it create autism. Ir vienas daktaras Anglijoje buvo pakankamai drąsus pasakytas, kad skiepai sukelia autizmą. Rather than make him a hero, Ir vietoj to, kad jie padarytų jį didvyriu, tą they took daktarą, his medical license ir away. jie atėmė iš jo medicininę licenciją. In the world now, listen closely, Ir dabar labai įdėmiai klausykit, pasaulyje šiuo metu in 1980, 1980 there was metais 1 out of 10,000 children buvo 1 iš 10 tūkstančių vaikų with autism. autistas. Today, Šiandien, 2013, 13 metais, it's 1 out of 88. 1 iš 88 vaikų yra autistas pasaulyje. It's 1 from 88, 1 from 88. 1 iš 88 vaikų yra serga autizmu. It's the chemicals in the air, the water, Tai yra pasiekmė chemikalų ore, vandenį, the clothing, rūbai, fire retardant they make you put on the clothes, dėl to, kad rūbai yra apdirbami medžiagai, kad jie būtų atsparus but also the gaisrui. inoculations. Ir visi vaistai. My children never had one.
Ir vakcinos. Ir mano vaikai niekada, nei vienas mano, nei anūkas, nei mano vaikas nebuvo skiepytas. Now the cancer rates are going like this since they fully vaccinated. Nuo vakcinavimo vėžio susirgimas vėžiu kyla va tokia progresija. Every day I'm with a family with a 10-year-old or 15-year-old crying in my office because their child's dying of cancer. Ir aš kiekvieną dieną Hipokrato institute susiduriu su tėvais, kurie atvažiuoja pas mane verkdami, nes jų 10-13 metų vaikai miršta vėžiu. You don't know how many children that were perfectly good, they did one vaccine and in 2 days were autistic. Ir jūs žinote, kad yra įrodyta, kad daugybė vaikų, kurie niekada nebuvo skiepyti, po skiepų per 2 dienas jie tampa autistiški. The pharmaceuticals are criminals. Ir iš tikrųjų šitie korporacijų, farmacinių korporacijų vadai yra kriminaliniai nusikaltėliai. To make money, jie dėl pinigų, they're willing to sacrifice the health and life of our children. Jie aukoja mūsų vaikų gyvenimą ir jų sveikatą. So I'll go downstairs and sign books if you want. God bless you. Dievas te laimina jūs. Thank you. Brainas sako, jeigu jūs norite, aš galiu apačioj pasirašyti dar savo knygą. Nes mes 2 knygas turim, Braino parduodam 2 knygas.